Žaidė kamuolį. Volganas. Biberovičius aštuonis, didelis pasas. Kaunas dega pilna arena, žalia balta mūsų scena. Pradžia sunkiai spaudžia priešai, bet mes kovojam iki galo, broli. Žalgiris, būsime su tavim iki paskutinės sekundės, tikim. Kiek krent, kiek žemyn, mes kylam aukštyn. Kaunas gyvas, mes norim laimėti. Žalgiris, atkovojam iki galo, niekas mūsų nesustabdys. Iš pelenų kylam vėl iš naujo, čia mūsų miestas, mūsų širdis. Teisėjai klysta, dar ne pabaiga, širdis plaka garsiau nei baimės viduje. Teisėjai nemato, kaip Ulanovas kietai veidą gauna, bet pražangos tik teisėjai nemato. Kodėl nemato? Kai viskas slysta, kai tamsu akise, Žalgiris kyla tik kiek širdyje. Francisko ugnis tritaškį liepsnoja, arena ūžia po truputį, grįžtam žingsnis po žingsnio. Tikėjimas stipresnis, už kiek daug nedaug trūksta, mes dar čia. Kiekviena ataka kaip paskutinė kova, kai sirena skamba, Kaunas sprogsta. Pergalė buvo per plauką, mūsų istorija rašoma. Šaras žiūri, įtampa auga, bet Kauno dvasia niekada nedūžta. Kiek kartų krito, kiek kartų kilo, tai ne tik žaidimas, mes tuo gyvenam. Žalgiris, mes su tavim iki paskutinės sekundės, tikim. Kai krentam žemyn, mes kylam aukštyn. Kaunas gyvas, mes dar laimėsim. Žalgiris, kovojam iki galo, niekas mūsų nesustabdys. Iš pelenų kylam vėl iš naujo, čia mūsų miestas, mūsų širdis. Teisėjai klysta, dar ne pabaiga, širdis plaka garsiau nei baimės viduje. Teisėjai nemato, kaip Ulanovas kietai veidą gauna, bet pražangos tik teisėjai nemato. Žalgiris, ors mes su tavim iki paskutinės sekundės, tikim. Kai krentam žemyn, mes kylam aukštyn. Kaunas gyvas, mes dar laimėsim. Francisko meto 2 baudas. Šiandien dvigubas dublis, 22 taškai, jo sąskaita, 10 rezultatyvių perdavimų. Hortonas Takeris pradėjo rungtynės. Hortonas Takeris šį vakarą. Ir abi baudas realizuoja Hortonas Takeris vienu metimu. Žalgiris varžovų pavyti negali. Tomas Masiulis jau nebeturi pertraukėlės. Reikia greitų taškų Žalgiriui. Geriausia tritaška, be abejo, Silveinas Francisko. Reikia skubėti jau šiek tiek Žalgiriui. Viljamsas Gosas. Ulanovas. Dar kartą kapitonas. Francisko numestas kamuolys jam. Iš toli prancūzas. Labai ilgai viskas vyko ir galiausiai finale. Pakirsta lūpą, Edgaras Ulanovas ir tritaškį pataikė ketvirtajame kėlinyje. Wow. Tokios rungtynės gaila tik atsiminti nelaimingą pabaigą. Išties, Kaune šią savaitę mes jau matėme tikrai Kauno Žalgirį, kuris džiugino visą šį sezoną. Kovingą, užtikrintą. Deja, šiandien pritrūksta, bet vis dėlto žaidėme prieš Eurolygos čempionus, kurie toliau gina. Sukurta šįmet. Visa arena skanduoja savo herojams, traukia dainas. Kiekvienas žalgirietis tikrai iš širdį įsidėjo šią emociją, tą palaikymą, kurį jie jaučia viso sezono metu, tą palaikymą, kuris juos lydėjo šiame kelyje. To nenusipirks už pinigus.
vietinis frontas